Sveiki, šiandien pamokysiu, kaip reikia susimontuoti bekamerinę padangą. Naudosime VTB Bronson bekamerinę padangą, sandarinimo juostą, kuri klijuojama ant ratlankio, ventilis ir sandarinimo skystis. Naudosime VTB ratlankius, kurie skirti naudojami taip pat su bekameriniam padangom. Tai pirmiausia, klijuosime ratlankio juostą, kuri užsandarins skylės, kad nepribėgtų ant stipinų galučių ar apskritai neišbėgtų skystis pro ratlankę. Klijuosime raktu, būtinai pradėti reikia šiek tiek aukščiau, negu kad yra ventilio skylė. Klijuojant juostą labai svarbu gerai įtempti ją. Filmuoti. Užklijavę juostą, jie gerai įtempiami ir priglaudžiame prie ventilio. Paminėsiu, jog bet kokia lipni juosta šitam reikalui netinka, turi būti speciali, todėl kad jin yra ypač gerai lipni ir kieta. Taip užtikrina, jog garantuotai nepraleis skysčio. Kai juosta yra sandariai užklijuota, galime pradurti skylutę. Tai galime daryti su ylos pagalba. Toje vietoje montuosime ventilį. Ventiliai tinka tik tai bekameriniams padangoms montuoti. Nuo bet kokio kito, nuo kameros nuimtas ventilis šitam darbui nėra tinkamas. Būtinai užsukame šį žiedą, nes jis reikalingas, jog pritrauktų patį ventilį stipriai prie ratlankio ir taip su gumos pagalba užsandarintų skylę ir kad neišbėgtų sandarinis skystis. Šitų padangų specifika yra, kad jos yra be kordo. Tai yra neturi vielos bortuose ir jų šiek tiek yra diametras šiek tiek mažesnis, kad jos būtų tampresnės ant ratlankio. Pilsime į 29 colių padangą pilsime 2 kaušelius sandarimo skysčių. Jeigu tai yra 26 colių padanga, tad tuomet 1,5 kaušelio skysčio. Būtina gerai suplakti. Atsargiai užmontuojame padangą. Ir pūsim orą. Akcentuosiu, kad jeigu dedat padangą, kuri jau buvo prieš tai važiuota, nuėmėt ar permontuojat, tai jinai truputį jau bus išsitempius, todėl gali reikėti šiek tiek, kad su kažkieno pagalba keliese priglausti padangos šonus prie ratlankio. Nes nauja padanga jin yra tampresnė, mažiau išsitempiusi ir nauja yra žymiai lengviau užmontuoti. Pripūtus padangą reikia užsandarinti tarpus. Pradedame nuo ventilio. Apvertus pateliškuojam skysčiuje, kad užsisandarintų ventilis gerai. Toliau pasukam ratą ir skystis pasiskirstysis po visą padangą ir taip užsandarins visus mažus mikro tarpelius, mikro skylutės. Bekamerinių padangų privalumai yra tai, kad prasidūrimo atveju sandarimo skystis užpildo skylę, užpildo tarpus ir oras praktiškai neišsileidžia. Tai svarbiausia ir aktualiausia yra varžybų metu, kur reikia nedaug oro pūsti į padangas ir didelė rizika prakirsti ar pradurti yra. Ir kadangi nėra kameros, tai padanga yra lengvesnė iš savęs
sutaupom šiek tiek svorio.